Sveiki visi, su jumis Passive Income Fanas ir šiandien vėl naujas video. Šiandien peržvelgsiu savo kriptovaliutų portfelį. Kaip žinot, kriptovaliutų portfelį sudaro tiek Nexo, tiek Ledger piniginė, tai peržvelgsim viską iš eilės. Taip pat šiame video parodysiu, kaip nusipirkti per Nexo pigiau truputį bitkoiną su mažesniais prydais, tai manau bus įdomus video, tad likite iki galo. Ir be abejo, jeigu patinka mano kūriamas turinys, mano video apžvalgos, nepagailėkit paspausti patinka mygtuką, užprenumeruokit kanalą, kas to nedarot, o dabar nieko nelaukiam ir einam iš karto į apžvalgas. Tai pirmiausia, eikim gal pasižiūrėkim Fear and Greed indeksą. Kripto markete, kaip matom, dabar yra baimė, šiek tiek nukrito nes prieš tai buvo berods netoli 40. Kaip žinom, marketas vėl pradėjo raudonuoti, vėl grįžta atgal prieš tai buvusius kritimus. Galime įti pasižiūrėti mano stebėjimų sąrašą. Kaip matom, viskas raudonuoja. Eikim pasižiūrėkim, nes šiandien mus domina bitkoinas, tai pasižiūrėkim apie bitkoiną. Kaip matom, šiuo metu, gyvos sesijos metu tokia kaina. Per 5 dienas vėl turim 4% kritimą. Praktiškai nuo čia truputį buvom paaugę. Iki 87 beveik $1000 ir vėl kritom per paskutinės dienas žemyn. Čia tikriausiai viskas dėl to, kas susidėjo, kad pasirodė nesenai nauji Amerikoje infliacijos duomenys, pasirodo buvo geresni negu buvo tikėtasi, todėl investuotojai įsivertino, kad palūkanų normos dar nebus mažinamos greitai ir dėl to įsivyravo vėl prastos nuotaikos rinkoje. Be abejo, viskas atsigaus su laiku, bet kaip sakant, tai tokie laikini kalneliai neišvengiami, kaip žinom, pas mus investavimo pasaulyje, tai čia viskas normalu su tuo. Dabar gal nieko nelaukiam, einam, peržiūrėsim iš karto į mano gal pirmiausia Ledger piniginė, kokia situacija joj, įsijungiu. O kaip matom, bendras mūsų portfelis sudaro beveik 18 000 eurų, bet čia, kaip žinot, yra bendras mano ir vaiko portfelis, todėl reikėtų išskaidyti atskirai ir kaip matom, dabar turim mūsų portfelį, paspausim, žaikim, šiuo metu 16 100 eurų vertės. Nesenai dar atrodo mėnesį bėgį turėjom virš 20 000, tai va turim tokį riebų pakritimą, bet kaip ir esu minėjęs ne kartą apžvalgose, esu turėjęs ir didesnių kritimų, tai miegu ramiai, dėl to naudojuosi progom, kaip sakant, užsipirkti pigesnių satošių. Jo video kampe prisegu nuorodą į praeitą video, kas nematėt mano kriptovaliutų portfelio apžvalgos, tai galite žiūrėti, pasižiūrėti. Beje, video prašymė esu taip pat palikęs nuorodas į savo grojaraščius, tai ten viskas gražiai surūšiuota, į visus kitus eksperimentus, į kitus video, viską lengvai rasit. O čia tikriausiai nėra labai kažką daug parodyti, nes, kaip ir minėjau, viskas yra šaltoj piniginiai saugiai padėta, nėra kažkokių vykdomų transakcijų, nes, kaip žinot, aš didžiąją dalį laikau savo kripto šitoj šaltoj piniginiai, o sekančiojo portfelio dalį laikau Nexo platformai. Tai dabar eisim tada į Nexo platformą. Į web versiją atrodo panašiai kaip ir per telefono appsą, tik truputį yra keli skirtingi dalykai. Tai pirmiausia, per telefono appsą galiu pasižiūrėti šitą skiltį labiau plačiau, kas liečia su kripto paskolom, o per web versiją aš paspaudus netidaro, bet galim pasižiūrėti per iš transakcijų. Čia paspaudžiam transakcijos ir galim matyti, kad turiu kiekvieną dieną nuskaičiuojama 54 centus palūkanų. Ką aš darau, tai aš per šitą Nexo platformą perku bitkoinų kiekvieną mėnesį už 100 eurų, bet paskutiniu metu padariau eksperimentą, apsiskolinu pats iš savęs pinigus ir pradėjau atidavinėti tą paskolą. Dėl ko tai padariau, nes turiu pasiskolinęs beveik $2000, kaip matom šiai dienai, su 11% metiniam palūkanom ir man tai kainuoja 54 centai per dieną šitą paskolą. Kadangi Nexo įvedė kelis pakeitimus, kaip žinom, nuėmė nemokamus kriptovaliutų pirkimus, tai dabar perkant mažesnėms sumom reikia mokėti kiekvieną kartą už pirkimą. Man gaunasi labiau apsimoka pasiimti kripto paskolą, be abejo stengiuosi imti prie marketo pakritimų, taip gaunu tą vadinamą mažesnę kainą, užfiksuoju, kaip sakant, į priekį ir kas mėnesį atidavinėju paskolą už tuos pinigus, kuriuos skirčiau tiesiog kas mėnesiniam bitcoin pirkimui. Tai va, tai tokia idėja to viso portfelio, matysim kaip seksis, kaip matom dabar visai neblogai, tikrai nesumoku daug palūkanų, plus gaunu, dar galim pasižiūrėti į istoriją, po kiekvieną dieną po 25 centus, po 26-25 centus palūkanų už savo laikomą bitcoiną šitoj Nexo platformai. Realiai mano pati paskola kainuoja tik tais apie 27 kažkur centus per dieną.
daug ar mažai spręskit patys, aš manau, kad visai neblogai einasi tas eksperimentas. Dabar, ką aš manau dėl pačios Nexo šitų visų pakeitimų, tai yra iš tikrųjų dvejopi jausmai, nes prieš tai tikrai labai mėgau tą vadinamą nemokamą pirkimą ir buvau daręs netgi per dieną kelis kartus už pirkimus ir gavau labai gerą tą kainos išvidurkinimą. Tai buvo gan unikalus dalykas, bet iš kitos pusės aš suprantu savininkus Nexo šitą keityklą, kadangi matomai dėl nuostolių, matomai dėl mažų pelnų jie turėjo parimti kažkokius pakeitimus ir apmokestinti labiau, kad nebūtų bankroto ir kad jie dirbtų, kaip sakant, su pelnu. Tai gal geriau tada aš pamokėsiu, kaip sakant, už tą bitcoin užpirkimą, gal tarkim žinosiu, kad turiu keityklą, kuri dirba nenustolingai ir žinosiu, kad galiu ją pasitikėti ir mano pinigai visai guli gan saugiai, nes mano galva, kas liečia kripto paskolas, palūkanas užlaikomus kriptovaliutas, Nexo yra lyderis šiai dienai rinkoje. Teko domėtis ir bandyti kitų platformų, Nexo man kol kas numeris 1. Tai tikrai nereklamuoju, net neremia nieko, tiesiog sakau savo patirtį, kaip matote, dalinuosi ją ir galite pažiūrėti ir mano senesnius video, pastoviai ją naudoju ne pirmi metai ir tikrai neturiu problemų. Netgi per patį praeitą bear marketą, kai buvo, naudojausi ir buvau netgi palikęs savo bitcoiną įdarbinto. Daug kas nerekomenduoja per meškų rinką laikyti keityklose, platformose savo kriptovaliutų, nes daug keityklų būna, kad bankrutuoja, užsidaro, o platforma realiai viena iš seniausių ir patikimiausių. Tai dabar dar koks yra pas juos pakeitimas, tai kaip matom, mano portfelio vertė yra 4,5 tūkstančio trupučių eurų. Tai pas juos dabar irgi iš naujų pakeitimų, kad jeigu portfelis yra mažiau negu $5,000 vertės, jūs netenkat tam tikrų tų vadinamų benefitų, tų vadinamų naudų. Tai tarkim, jeigu mažesnis portfelis, jūs prarandat nemokamus tiek pinigų, tiek kriptovaliutų išėmimus į savo piniginę, prarandat tuos vadinamus, jeigu skolinatės kripto paskolas, tai mažesnius procentus, galimybės skolintis mažesniais procentais. Yra naudos tokios, jeigu turite didesnį portfelį. Aš asmeniškai, kaip matom dabar biškai pakrytę, turiu 4,5 tūkstančio eurų, vadinasi, aš šiai dienai netitinku šių kriterijų ir jie man yra atsiuntę laišką ir davė laiko, tarkim, ten ar savaitę ar 2, kad įnešiu papildomų pinigų, kad neprarasčiau tų tam papildomų naudų. Tai ne visiems jų reikia, aš jas naudoju, tai ką aš darysiu, tai iš savo tiesiog po indėlio laikamo SEB banke paimsiu 1,000 eurų ir čia pervesiu, pasidėsiu kaip irgi indėlį, plus man bus garantas, kad aš gausiu palūkanas kasdienės už tos pinigus, palūkanas beje visai neblogas, didesnis negu bankuose ir plus prie to vėl grįž mano visi tie vadinami visos naudos, benefitai Nexo platformai. Tai va, toks planas būtų. Dabar dar tokį tipsą iš mano pusės parodysiu, kaip galima nusipirkti, apeiti šitą dalyką jų, kad apmokestinimą ir nusipirkti pigiau truputį kriptovaliutas. Tai per telefono versiją to neišeis padaryti, bet tarkim, per web versiją, per kompiuterį jūs galite, yra toks dalykas, galim čia užeiti, kaip matom, kaip Nexo Pro. Tai einam į šitą, spaudžiam ir mes, kaip matom, automatiškai esam nukreipiami į Nexo Pro versiją ir čia matom daugiau čartų, atrodo viskas profesionaliau ir čia, kaip matom, esu pasirinkęs jau bitcoino euro santykį ir galima susivedus kainą nusipirkti pigiau bitcoino. Tai čia bus, tarkim, jeigu jūs pirksit už tą patį 100 eurų, tarkim, per patį tą Base programėlę pagrindinę, appsą ir per čia, tai bus daug didesnis skirtumas, jūs sumokėsit daug mažiau mokesčių ir gausit geresnį spridą. Tai va, tai būtų toks tipsas iš manęs jums. Aš kol kas, kaip sakiau, naudojuosi kripto paskolom, pasiemu ir po to atidavinėju, tai man šitas funkcija kol kas nereikalinga, bet ateityje, tarkim, norėsiu nusipirkti bitcoino, tai pirksiu, naudosiuosi šitą Nexo Pro versiją, web versijos per kompiuterį. Tai va, tai toks būtų mano tipsas jums iš manęs. Beje, priminsiu visiems, kas dar neturit, nori pabandyti Nexo platformą, galite pasinaudoti mano pakvietimo nuorodą, esu palikęs video prašyme, tai gausit dar tam tikros vertės bitcoino įvykdę sąlygas, tai, kaip sakant, kaip visą laiką mėgstu sakyti, win-win situacija. Tai va, tai šiam video tikriausiai viską apžvelgiam, pasakiau, ką norėjau, marketas, kaip žinom, nukritęs, kaupiam, kaip sakant, tos satošius ir laukiam geresnių laikų, o šiam video būtų tiek, likit sveiki ir susitiksim kitose video.